Tytuvėnų regioninis parkas yra beveik pačiame Lietuvos viduryje, tarp Šiaulių ir Kauno miestų. Lengvai pasiekiamas. Jo ribos nuo Tytuvėnų driekiasi Šiaulių, Raseinių, Radviliškio ir Kelmės kryptimis. Kalbiname Tytuvėnų regioninio parko vyresnįjį rekreacijos vadybininką Teisutį Majauską. Tytuvėnų regioninis parkas įkurtas 1992 metais. Parkas buvo įkurtas siekiant išsaugoti kalvotą, pelkėtą, ežeringą apylinkių kraštovaizdį, senovinius Tytuvėnų ir Šiluvos urbanistinius paminklus. Parko teritorija yra virš 18 000 hektarų ir yra 3 rajonų sankirtoje, tai Raseinių, Kelmės ir Radviliškio rajonų. 2008 metais baigėme įrengti Tytuvėnų dviračių trasą ir štai mes esame čia vienoje iš trasos sustojimo vietų, tai apžvalgos aikštelė, nuo kurios galime grožėtis tiek Apušio ežerų, tiek Giliaus ežerų. Štai čia esame prie Giliaus ežero pažintinio tako pradžios. Čia matome Giliaus ežero pažintinio tako vartus, pro kuriuos įėjus keliaujame vaizdingomis Giliaus ežero pakrantėmis. Tako ilgis yra 3,3 km. Einant taku galime supažindinti su retomis augalų rūšimis, paukščių rūšimis. Taip pat čia pamatysime kabančias pelkes, akmenų ruožus, kurių daugiau turbūt Lietuvoje niekur nepamatysit. Pats ežeras yra, sakykime, išskirtinis tuo, kad jį maitina vien tik šaltiniuotas paviršinis vanduo. Šitas šaltiniuotas vanduo atneša ežerą daug karbonadų, kurie reaguodami su žaliaisiais ežero dumbliais suteikia ežero vandeniui žalsvą smaragdinį atspalvį. Tai vienas iš tokių išskirtinių ežero bruožų. Ir taip pat einant ežero pažintiniu taku keliaujam 1000 šaltinių šlaitu. Štai čia esame Tytuvėnų bažnyčios vienuolyno ansamblyje. Na ir ansamblio istorija yra ta. Andrius Valavičius, kuris buvo Žemaičių žemės teisėjas ir Tytuvėnų miestelio bei dvaro savininkas, 1614 metais pasikvietė Bernardino vienuolius ir inicijavo bažnyčios vienuolyno ansamblio statybas. 1618 metais buvo pašventintas kertinis akmuo ir pradėta bažnyčios vienuolyno statyba, kuri turėjo būti kaip ir Valavičių šeimos mauzoliejus. Tūkstantis 1635 metais buvo pašventinta bažnyčia ir toliau sekė kiti statiniai ir visa bažnyčios vienuolyno ansamblio statyba vyko beveik 200 metų. Ir todėl čia yra susipynę įvairių stilių, tai gotikos ir baroko, renesanso ir rokoko stiliai. Taip kad bažnyčia ganėtinai puošni, kaip mes sakom, viena iš gražiausių Lietuvoje ir mes tuo labai didžiuojamės. Esame vienoje iš dviračių trasos sustojimo vietų, tai yra Bridvaišio stovyklavietė, kurioje važiuojant dviračiais galima sustoti trumpesniam poilsiui, išsimaudyti, papietauti, taip pat galima čia ir apsistoti nakčiai. Parko teritorija yra įrengta iš tikrųjų ne vienintelė šita stovyklavietė, kaip dabar esame čia, yra ir
ir kitų stovyklaujančių bei poilsiaujančių, taip pat ir atokvėpio vietų. Vasaros sezono metu būna gana nemažai čia lankytojų ir poilsiautojų, nors ir esame ganėtinai gerai išvystę savo rekreacinę infrastruktūrą, yra sustatyti daugumoje poilsio vietų tam tikslui skirti lauko baldai ir visa kita infrastruktūra, tačiau pasitaiko atvejų, kai kurie poilsiautojai gal mažiau kultūringi ir atsidūrę laukinėje bei gamtoje įrengė savavališkas laužavietės, jų pridaro ganėtinai tankiai ir beveik prie kiekvienos palapinės poilsiautojai nori turėti savo, reiškia, laužavietę, nors mes tam tikslui esam, kaip ir čia matote, įrengtų jau stacionarių laužaviečių, taip pat ir šašlykinių. Na ir tuo pažeidžia ir tą, reiškia, žolinę dangą, ir šiaip bendrą vaizdą, ir na ką, mes su tuo kovojam, aišku, darom reidus, reidų metu tenka ir nubausti, taip pat jas naikiname, panaikindami jau savavališkas ir reiškia, į tą vietą atnešdami jau žolinę veleną, kad neliktų tos žaizdos šitoj vietoj. Esame ant apžvalgos bokšto, viena iš dviračių trasos sustojimo vietų. Bokštas pastatytas ant aukščiausios Tytuvėnų apylinkių kalvos, 162 metrų virš jūros lygio ir plus dar bokštas 15 metrų. Ir užlipusi bokštą atsiveria iš tikrųjų nuostabus vaizdas į Tytuvėnų apylinkės. Galima pamatyti ir atpažinti objektus esančius ir už 20 ir daugiau kilometrų. Jeigu taip pavardinti, tai ką matome, tai matome Riošinos tvenkinį, Vomertos kraštovaizdžio draustinį, Pašilio dvaro sodybos parką, išeksploatuotų durpynų teritorijas miškelius, eksploatuojamus durpynus, Šiluvos baziliką ir Šiluvos koplyčią, taip pat Tytuvėnų miestelį, na ir šalia esančią Aukštapelkę. Iš tikrųjų labai įdomus vaizdas žiūrint į Aukštapelkę, nes matosi visa, kaip sakant, Aukštapelkės struktūra, kad kuo aukščiau Aukštapelkės centro, to žemesnė, skurdesnė yra augalija ir čia tas puikiai matosi. Pastatė kaip vieną iš lankomų objektų dviračių trasoje. Iš tikrųjų nesitikėjom, kad bus toks didžiulis antplūdis lankytojų į šitą vietą ir kaip atskiras objektas, kaip pastebėję esam, tai yra vienas iš lankomiausių parko lankytinų objektų. Stovime ant Brydvaišio piliakalnio, kuris yra jau minimas pirmame tūkstantmetyje. Ir kaip mini vokiečių kryžiuočių kronikos, čia yra stovėjusi Cydaro pilis, kurią 1296 metais sudegino kryžiuočiai. Na ir kaip ir dabar yra minima Tytuvėnų miestelio pradžia, tai būtent šitie metai. Piliakalnis buvo padarytas kaip ir vienoje iš Brydvaišio ežero salų, nes iš vienos pusės matome ežerą, kitoje pusėje šiuo metu yra šlapia pieva. Tai manoma, kad ant šitos salos, šita sala buvo paaukštinta ir taip padarytas iš tos salos piliakalnis. Na ir dar viena iš legendų mini, kad nuo piliakalnio iki didžiosios Brydvaišio salos yra išlikusi kūlgrinda, gal medgrinda. Mes dar to nesame ištyrę, bet laikui bėgant tą turbūt ir išsiaiškinsim. Nuo Brydvaišio piliakalnio iš tikrųjų atsiveria nuostabus vaizdas į Brydvaišio ežerą. Tai vienas gražesnių ežerų esantis mūsų parke. Ežere yra 2 salos, na iš tikrųjų ir 3, nes trečioji kasmet vis didėja. Pats ežeras yra išskirtinis ir tuo, kad yra ganėtinai įspūdingas jo gylis. Jo gylis siekia 43 metrus.
nežiūrint to, kad pats ežero plotas yra tik 46 metrai. Na, ežere yra gausų žuvų iš tikrųjų ir pasak narų čia, nu, ar tikėtų ar ne, bet tokios legendos sklinda, kad čia dugne yra randama žuvų rasto dydžio. Na ir pats ežero dugno reljefas gana įdomus, nes jeigu vienoje ežero vietoje yra metro sekluma, tai už kokių porą šimtų metrų jau galime rasti ir visą 40 metrų. Na, tokie ir labai mėgiamas iš tikrųjų narų mėgėjų ežeras. Nu, ganėtinai skaidrus vanduo, ganėtinai geras vaizdas panėrus. Esame dviračių trasos oficialioje pradžioje, Tytuvėnų miestelėje. Dviračių trasa prasideda šalia Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centro, kuris yra taip pat neseniai rekonstruotas. Na, dviračių trasos schemoje mes galime pamatyti, ką važiuodami sutiksime, pro kokias teritorijas važiuosim. Pati dviračių trasa yra ganėtinai neilga, 13,5 km. Važiuodami aplankome 3 ežerus, tai Bridvaišio ežerą, Giliaus ežerą, Apušio ežerą. Pravažiuojame pro Tytuvėnų miestelį, supažįstame su Tytuvėnų miestelį esančiomis vertingiausiamis kultūros paveldo vertybėmis. Taip pat užlipame ant Bridvaišio piliakalnio, aplankome apžvalgos bokštą, tai aukščiausia Tytuvėnų apylinkių vieta. Ir 15 metrų apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria labai gražus kraštovaizdis, nesudarkytas, nuo kurio matosi apie 20 km spindulių vaizdas. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi, laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai
suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.